Atsinaujino mūsų websaitas buildmeup.eu, jau funkcionuoja, Vakario dėka, viskas paleista, viskas veikia, galima įsigyti atsinaujinusio džempų, galima bus, greičiausiai bus galima įsigyti, kai šitas video išeis, šitų geltonų bus, turim Silvijos, turim Supros naujų dizainų, tai užšokit, apsilankykit. Mūsų nieks nesponsorino ir neturim pinigų, neturim sponsorių. Tai vienintelis būdas, kaip galite mus palaikyti ir kaip prisidėti prie turinio kūrimo, tai užėję buildmeup.eu įsigiję kažkokį džempaką, tai turės kažkokį rūbą ir prisidės prie mūsų. Tai trumpai apie mūsų Civico projektą, tai turim antrą dalį Civico, nežinau, sugalvokit pavadinimą šitom serijom, dar mes nesugalvojom, sakė keliam laužą, nežinau, keliam laužą. Tinka ar netinka, bet kai prikelsim, tai nebūtinai bus laužas. Šiandien susirinko nemažai čia mūsų komandų žmonių. Bandysim įsivaryti Civicą į garažą, bandysim pasikelti ant keltuvo, ant kartoniuko susirašyti visą darbų sąrašą, ką reikia padaryti. Ir po biškį pradėsim ruošti mašiną tech apžiūrai. Tai nėra čia ką daugiau žodžiaut, turbūt kišam į garažą, ne? Let's go! Vėliau dar nematys. Sakyk impressionus savo pirmus. Čia dar daug kas nematė. Matau, geros padangos, daugiau. Daugiau nieko. Man kažkas iksiukus nuliukų žaidė. Gerai, aš galiu papasakoti, ką man pasakojo žmogus. Aš šiaip nesakė, kad štorkiai yra, bet štorkiai visai bairis. Zateškių yra, ragai yra, zapaskiai tokia pati, kaip ir visi 4 ratai. Čia nieko. Čia nieko. Aš čia atrodo, dabar stengiuosi parduoti mašiną jau. Nu tai va, žiūrėkit, normali mašina, ką norit. Ką manai, Vili? Tu pažiūrėsiu, ar iš toli atvažiaus, ar pasitaisės nuvažiuos tenai. Ką tu patikrinsi? Kiek važiuoti iki miesto? Kokio miesto? Parašyti iš kokio miesto, nu. Kur tau parašyti? Va, Belluno, Italija. Pažiūrėsim, kiek iki Italijos, pažiūrėsim, ar temsi. Tai tipo tikslas sutvarkyti ir priduotam gal. Nu, aš kad gal prašysi grąžinti pinigus. Gal čia dar garantinis galioja? 1666 km. Kažką reiškia. Velnio skaičiai, čia žinokit. Padėkit užstumt. Tai ką, nesikūrė jau? Aš nežinau, ar bėgį palikau ar ne. Galimai palikęs buvau bėgį. Sankabą gerai laiko? Jo. Reiškia, jau sankabos gal nereikės keisti. Pirmas dalykas, dar ką buvau pastebėjęs jau praeitą kartą, kad neužsirakina kapotas. Tai jau galit kažkas rašyti į kartonų dalyką. Kaip čia tai daryti? Kas per maikę įdėta? Čia uždėjom, kad pliusus nepaliestų netyčia. Bet kondiškiai yra. Dar pasakyk, kad veikia. Jo, veikia. Kai važiuojam, nu, buvom neužkūrę labai ilgai, bet veikia. Tai čia Lukas įvertins, ar veikia kondiškiai. Tikrinam, ar spaudžiasi. Teršia gamtą. Kažkas yra, girdisi. Šnypšia. Jo, tepalų lašin geriau veikia. O į kur įkišt atgal? Va, veikia. Bet jaučiu, kad išleidau visą, nes jau daugiau spaudžiant nebebėgu. Šis Siemens įsiurbimas. Čia paskambint gal galima. Kondiškę užpildyti. Bandai pirkti ant langų? Žinok, naujose mašinos nepurškia, kai kapotus darytis. Šiaip nepurškia. Ne, tai palauk, pabandom uždaryti. Jo, jisai valo numerius tau dabar. Kur tu matei valomus valomi numeriai? Šiaip tai įjung gabaritus. Kas nors sakyti iš galo pažiūrėti ar dega. Atbuliniai prieš rūką. Labai gerai. Veikia likti. Ai, tai palauk, tai dar kairį rampą, kai dužus. O įktų. Yra vandens lempa. Kas buvo? Neveikia? Dabar veikia. Galiniai, kairį, lempa. Lempa darys, kaip gerai užsidaro. Sutep durėlės. Visas. Nes visose tas pats. Jeigu kas nors turit šitam Civicui kokių nors dalių, pavyzdžiui, lūpų arba slenkščių arba spoilerių, koilų. Galinė kairė lempa. Galinė kairė lempa, parašykit. Arba kaip nors sutaisim, įsikeisim į kokį džempą.
šarnyro apsauginiai gumeliai yra suplyšinėjus tokia vat. Viskas bus gerai. Viršutinis skersinis salimblokas, šakės salimblokas. Pripūsti į padangą oro. Dešinė išorinė granatos guma. Dėl ko atidavai tą aukštą mašiną? Dėl šito. Yra buvę. Apatinis šarnyras kleba. Stabilizatoriaus traukės. Čia išmetimų reiktų vieną uogytę uždėti. Reikia angalio sportinio užsirašyk. Čia daug tokių bus, kur kaip ir reiktų keist, bet tvirta. Solidus, ne? Čia solidu. Jo, nes čia žiūrėk viskas šitas vasulumstyta, buvo iki čia, matai. Savedimas tai va čia darosi pas jį. Čia savedimas darosi, matai, kur dratai lenda. Bet kažkas skyriai laiko civiką, tipo taisyti tiltą, čia įsivaizduoju, kaip neblogai turėjo būti trinktelėjęs tuo ratu. Čia, man atrodė, pati tvirčiausia vieta. Čia reiks biškito... Reiks kitur padėti. Stebuklingų ir makrofleksų. Tai jo, tai ta prasme uždėti skardos gabalą ir viskas. Prikniedinį. Čia ir kuro vamzdelį irgi gali užrašyti. Kuro vamzdelis? Jo, vamzdeliai. Nu tai užteko kartoniuko. Sakai, neužteks. Tai palauk dar. Viskas yra. Kompakt. Nu, paleis, kas įrašyta. Savos kūrybos už. Diską paliksim. Visai norėčiau šitą civiką jau pastatyti. Dangtelis sportinis, blokas sportinis, čia viskas sportinis. Darnas mano. Geras. Jau tikrinu. Jau, nufirintas. Fryzas, paragauk. Vanduo. Sužymėk čia brūkšniukais, ką šiandien darom. Čia metam aštuonius. Oi. Reik momento nereikia. Man atrodo veikia. Skysčių yra? Tai jis net... Tai čia galinis veikia. O? Turim. Reikėtų visą dangtelį neimti ir gražiai nudažyti. Užkepę neblogai, ne? Donai ir pusę žaliai tokį pūstiko, bet gražų perėmė tokį feidą. Aš tai siūlyčiau kokią vieną spalvą daryti, kad ir raudoną, pavyzdžiui, ir paskui... Eurų duokit ir... Vienintelio dalyko, kurio nepaminėjom, kaip laimėti šitą civiką. Kaip matot, stabdžiai jau veikia. Mašina važiuoja, veikia, dirba, nice. Tai liko padaryti nemažai dalykų, bet viskas, ką reikia padaryti, norint laimėti ir dalyvauti šito civiko loterijoje žaidime, nežinau, kaip šitą dalyką pavadinsim, bet tai nėra loterija iš tikrųjų. Kad mūsų nepaduotų į teismą kažkokie azartinių žaidimų dalykai. Čia nėra azartinis žaidimas, mes tiesiog išsirinksim, kam šitą mašiną parduoti už 1 eurą. Tai viskas, ką reikia padaryti, užšokti į buildmeup.eu, išsirinkti bet kokio merčo, jumpą, lipduką, bet ką. Kiekvienas euras išleistas jums duoda vieną vietą, vieną tiketą ir per Jumedrift 7 mėnesio 20 dieną, manau, išrinksim laimėtoją. Nesvarbu, kiek bilietų parduosim, šiai dienai yra parduotas 0 bilietų. Tai jeigu bus tik vienas žmogus, kuris nusipirks vieną lipduką už 1 eurą, tai jis ir laimė šitą civiką. Viskas, kiekvienas euras išleistas, vienas tiketas, šokat į buildmeup.eu, perkat merčą ir dalyvaujat civiko laimėjime. Gazuoju.